Potraukis saldumynams yra dažnas reiškinys, tad pateiksiu kelis patarimus, kaip jį kontroliuoti. Bandykite sveikesnės alternatyvas, tokias kaip 85% juodasis šokoladas. Jis nekels cukraus lygio organizme taip smarkiai, kaip kiti desertai. Valgykite pakankamai baltymų ir skaidulų. Toks maistas padeda išlaikyti stabilų cukraus kiekį kraujyje ir mažina alkį. Tvarkykite aplinką, laikykite saldumynus nepasiekiamoje vietoje arba jų visai neturėkite namuose. Naudokite mažus triukus. Pavyzdžiui, užsimanius saldumynų pakramtykite be cukrės kramtomosios gumos. Arba iškart pavalgius išsivalykite dantis, psichologiškai tai gali padėti sumažinti norą kažką papildomai užkandžiauti. Venkite kraštutinumų. Vietoje visiško atsisakymo sumažinkite saldumynų kiekį palaipsniui. Arba įsiveskite saldžių dienų principą, kai leidžiate savo nedidelį vieną desertą kartą per savaitę. Nepamirškite pasekti MyFitEmpire, ten rasite dar labai daug naudingų patarimų.